žodžiu, palaidojom championshipą driverį. Aš manau, pasibaigė. Iš ko sprendi? Dėl to, kad, nebėra title fighterio. Tipo, viskas, Verstappenas turi. It's in the pot, basically. Aišku, visko įmanoma, bet dabar realiai Verstappenas turi retirinti mašiną 2 ateinančias lenktynės. Iš 3. Iš 3. Taip. Ir kaip galvoju? Ne retirint, bet 0 taškų skorint. Ir kas galvoji, susimovė čia labiausiai? Come on! So uncalled for, come on! Ai, negaliu. Tai sveiki, sugrįžę į F1 boksus ir turėjom absoliučiai sprokstančias, nerealias Brazilijos lenktynės, kurias ant jau aš žiūrėjau praktiškai 2 kartus. Čia yra lenktynės, kur aš turėjau vieną momentą sustabdyti, nusiraminti pusį valandos ir pratęs žiūrėjimą. Aš nedėjau ką, aš tos dariau voice, kad no spoilers, aš einu pailsėti biškį. Jo, ta prasme, Brazilija, aš tai irgi, ta prasme, aš negalėjau sėdėti. Ten buvo vienas, ta prasme, labiausiai, ir tokias lenktynės, apie kurias žmonės dar ilgai kalbės. Ta prasme, kai kalbės apie Maxą, žmonės kalbės apie, yra pagrindė 2 lenktynės Maxo istorijai, tai yra Barcelona 2016, ne, ir Abu Dabis 2021. Aš manau, kad šitas bus 3 lenktynės, kurios eis į šitą patį. Aš nepasakyčiau, kad tiek mažai. Ne, aš turiu minėti, kai išnekam apie tuos jau tokius, kodėl Maxas tipo yra šiuo metu geriausias, tai čia čia yra tos lenktynės, kurias visi sugrįžta. Čia kur Niki Lauda ateitų ir dar kartą ranką paspausti. Jo, ta prasme, mano galva, tai čia visiškai, čia ne tik, kad čempionatą laimintis pasirodymas, čia tikriausiai turėtų eiti visų laikų geriausia, tiesiog Hall of Fame. Aš manau, dabar pašnekėkim pusę valandos apie Verstappeną, likusias ten 10 minučių pašnekėkim apie visus kitus. Ja, tai jo, taip ir gausis. Taip maždaug ir gausis. Man labai juokinga buvo, kad Leclercas paskutiniais ratais sako, davai važiuojam dėl greičiausių ratų. Jam race engineer sako, davai ne. Ir kodėl? Verstappenas per visas lenktynės top 10 greičiausių ratų Verstappenas padarė 9. Jo. Top 9. Top 9. 10 vietoj buvo Norriso per 1,1 sekundę lėtesnis negu visi kiti. Jo. Ne, tai yra lėtesnis negu visi Verstappen. Aha. Čia yra... Ir jisai padarė iš viso 17 greičiausių ratų. Čia yra mind-boggling. Ta prasme, Nėra, ta prasme, net sunku nupasakot, ant kiek tu turi būti kitam lygiui, kad taip ant šlapių važiuoti. Žinai, čia tipo... Verstappenas lenkė visus vos ne basically tam pačiam kornerį, kurį jisai išdirbo ir kuriame jisai lenkė 2016 metais. Čia yra... Pirmas posūkis. Taip. Jisai, tipo, jeigu pasižiūrėt, jisai pirmų ratų 9 ar 8 žmonės overtake'ino. Jisai pirmo ratų jis buvo 10 pozicijoje. Ir... gerai, mažiau tada overtake'ino. Jisai 7 overtake'ino, bet pointas, kad jisai buvo, pirmas ratas pasibaigė, jis buvo 10 taškuose, kaip Perezas, po pirmo rato jis buvo 16. Jis irgi šiaip turėjo gerą startą, tai jis buvo biškiai apsilenkęs, bet tada jisai nieko neprašomas, apsisuko aplinkui. Ten gali pagalvoti, gal kažkas jam vietos nepaliko, gal jis dive bombino, gal kažkas jam niktelėjo iš šoną. Ne, jis tiesiog pametė galą. Žinai ką, aš dar noriu grįžti prieš lenktynės. Davai. Aš norėjau sakyti apie Formation Lab, bet galim dar toliau biškį. Savaitgalis insane. Labai labai senai. 2019 paskutinį kartą turėjom kvalifikaciją sekmadienį. Jo. Gal 2018. Ne, man atrodo 17, kai Vettelis. 19 tai yra, kai Vettelis laimėjo kvalifikaciją. Taip. Insane. Ta prasme, matėsi, ant kiek mechanikai visi pavargę buvo. Jo. Vienas dalykas, per kvalifikaciją 5 mašinos sudaužytos. Taip. 5 mašinas, kiekvienam Q, tai yra kiekvienam etape
red flagai. Jo. Nu, insane. Ta prasme, tu žiūri ir tu net nežinai, kas toliau bus. Norisas vos išlipo iš Q3. Vos. Vos. Jisai vos taip. išgyveno, kažkas būtų pagerinęs ratą, viskas. Jo, jis buvo 15, jo. Nu. Verstapinas ir Perezas, bet Verstapinas Q2 nepraėjo. Jo, nes iškilo red flagas. Taip. Po kem sekundžių po to, kai nusirašė į sieną, kuris ten Strolas. Hasas. Ai, taip. Ne, palauk. Ne. Kažkuris. Hasas per sprintą nusirašė ir tada team swap įvyko tarp Norisas su Piastru. O kas nusirašė per... Bet manas kažkuris iš Astonų nusirašė į sieną. Arba gal Williamsai, Albonas vagys, jo Albonas išsitaškė į sieną, jisai... Ne. Taigi jisai... Ne, Albonas kvalifikavo 5. Ne, Ne, meluoju. Ta prasme, jisai... Albonas Q3 praėjo. Jo, ir tada, karočiai, jis nusirašė į sieną ir nedalyvavo. Bet tai Verstapinas Q2 nepraėjo. Lemba, net. Kažkas nusirašė, žodžiu, pakišo koją. Ir jam dar dalytėt lepai buvo. Jo, jam pirmą ratą ištrynė ir tada jisai nusirašė į sieną, tada palaukė FIA, kol Norisas užbaigs ratą ir tada paleido red flagą, kas visiškai sugadino Max ir Perezą šansus išeiti į Q3. O Q3 labai pavyko RB vairuotojams. Strolas nusirašė, nes Strolasgi juk buvo Q3, bet jisai, karočią, nedalyvavo jame, nes mašina buvo sudaužyta. Kvalifikavo 10. Taip, jis kvalifikavo 10, tai Strolas nusirašė į sieną. Ai, o Q1 nusirašė Sainzas. Sainzas turbūt. Jo. Ką, nu žodžiu, labai daug avarijų buvo. Aš irgi dabar, aš užsirašiau per lenktynės, kas, žinai, nusirašė kur ir šiandien net užmiršau, kad kvalifikacinis buvo dar baisesnis. Kvalifikacija buvo, sprintas. Jo, jie perkelė kvalifikacinį šeštadienį, sekmadienį dėl baisaus lietaus, bet aš iš tikrųjų kaip supratau, kad ten biški belijo, tiesiog baigęs transliacijos laikas. Baigėsi transliacija. Tu pasakojai, kad buvo... Vienas dalykas, jie nebe perkelia kvalifikaciją dėl 2 dalykų. Baigėsi transliacijos laikas ir jau, kadangi yra kai kurie kanalai išsipirkę transliuoti, jau jie nebegalėjo transliuoti, o kitos laidos, tai vienas dalykas, tai yra revenue atžvilgiu, ir kitas dalykas, Sao Paulo šiaip niekur nerašo, bet iš žmonių storių, postų trasa skendo. Ta prasme, buvo žiauriai juokingas video, kuri viename iš posūkių, vidiniai daly posūkio, nežinau, gal iki kelienų, gal iki šlaunų susikaupė vanduo. Sao Paulo trasa visiškai nepasiruošus neturi, kaip pašalinto vandens, tai Hebra pasiėmė 4 džipus ir belekokiu greičiu važiavo per bebalą, kad tą vandenį ištaškyti į už trasos. Ir juokingiausia, kad jie visi tokia vorele viens paskui kitą važinėja, taip ratu. Nu, žiauriai juokingas, aš žiauriai gailiuosi, kad neišsaugojau tą video. Bet va tokia situacija, kur žiauriai didelė tikimybė, kad bus lietus ir ant tiek nepasiruošta ir kas svarbiausia, trasa buvo iš naujo perklota ir nebuvo pagalvota apie vandens nubėgimą. Nes netgi tau rodžiau, kaip žmonės slaidino nuo žolės, tai ant kiek buvo vandens visur. Daug jo. Ant kiek buvo pitose vandens, kad Hebra plaukiojo, tiesiog, niekur nebuvo pagalvota apie drenažus, nieko, kur vandenį pušiai. Žinai, gal ten nebūtinai taip blogai, aš nežinau, aš tiesiog suprantu tokį dalyką, kad kartais būna kritulių kiekis toks didelis, kad nespėjęs tiesiog paskirsti. Nu jo, bet tai tada tu turi prisitaikyti. Nu, nes Imola tai irgi skenda dėl to paties. Ir jie nukėlė lenktynės Imolas, nes buvo paskendę. Taip. Žinai, o ten trasa, žinai, senesnė. Bet čia ne pirmas kartas, kai Brazilija, Sao Paulo turi tokius dalykus ir jie, jau turėtų tą dalyką numatyti. Ne, tai esmė tokia, kad ta visa, žinai, taip būna ir miestuose. Užtikimšia sistemos ir visą kitą. Bet anyway, tai tokiam dideliam renginiui, aišku, turėtų būti atsižvelgta labiau iš tokius dalykus, nes tu, tai, ta prasme, kaip ir tu sakai, transliacijos laikai išpirkti visi, ta prasme, valandas skaičiuojasi žiauriai brangiai, žinai, ir visų darbas yra žiauriai brangus. Ir įdomu, ar čia FIA ir bus, kada čia liepia antrą kartą nusipirkti kvalifikaciniam biletus, sekmadienį, ne FIA, Formulė 1, žinai. Nemanau, kad taip žiauriai. Bet kas svarbiausia, ant kiek tai ant komandų krito, problematiškai. Pradėkim nuo to, kad komandos pradėjo rinktis 4 ryto.
Jo. Nes kvalifikacija sekmadienį prasidėjo vietiniu laiku 7:30. 7:30. Ir per interviu, galvoju, kas sakė? Prancūzai, abu du Alpino vairuotojai sako, kas vyksta, tipo, mes ateinam 4:30 ryto į trasą, fanai jau stovi laukia. Wow. Jo, žinai, tipo, tai yra hardcore'inių fanų. Šiaip Brazilijos fanai, aišku, grįšim dar į lenktynę čia, bet Brazilijos fanai iš tikrųjų skambėjo žiauriai kieti. Taip, labai palaikė. Kolapinto, ta prasme, jie ten. Iš Argentinos į Braziliją visi bilietai buvo išpirkti skrydžių. Taip, ta prasme, buvo pilna argentiniečių, pilna Kolapinto fanų. Eiktų, jie skandavo ten, ole, žinai, taip, Franko, tai ir patys brazilai po to, kai Maksas laimėjo, skandavo, tipo, portugališkai, tipo, čempionas. Nu, tai ir jie labai myli ir Hamiltoną ten, žinai, ten turi jisai. Hamiltonas antrą pilietybę įgavo. Antrą pilietybę gavo Brazilijos, jisai ten važiavo tarp kvalifikacinių ir lenktynių su scenos mašina, originaliaja, ta prasme, jisai tai ten. Sakė, labai gražiai važiavo. Neskaitant to, koks oras buvo, nes oras tai vis dar tas pats buvo, bet sakė, aišku, ant posūkių sakė, labai lėtai važiavo, nu tas labai lėtai, tai formuliai, čia labai lėtai mums, tai čia belia kaip greit. Bet sako, ant tiesiųjų, tai belia kaip pasileido. Kai kažkoks bairis buvo, kad ten buvo greičiausia mašina, kuris važiavo tą savaitgalį. Šį sezoną. Šį sezoną, jo. Aš nenustepčiau, kad geriau vairuotųsi negu tam ta. Nu, ir aišku, jisai turėjo dar žiauriai saugotis dėl kritulių ir dėl to, kad ta mašina nėra pagal šiuolaikiškus saugumus. Jo. Ten jeigu pasižiūrėtum jo... Ir tu nenorėtum nueiti į istoriją į bičią, kuris sudaužė... Kaip Leclercas Laudas? Laudas sudaužė Monakę. Ir tu nenorėtum nueiti į istoriją kaip bičias, kuris sudaužė scenos mašiną Brazilijai. True. Tai būtų sudėtinga. Nes, tu pasižiūrėtum, tipo, kokpito kamerą, kai Hamiltonas vairuoja, ten priekyje virš vairo tas bodis, tiesiog plasmasė tokia vos netabaluoja, nėra, kad netabaluotų, bet tu matai, ant kiek ten pavarų svirtis. Taip, vairas, kaip pas mane mašinai, tas visas apvalus. Kai kokio žygulio, jo, siauras ir didelis, jo, aš labai gerai atsimenu. Tai that's cool, tipo, buvo smagu pasižiūrėti, aišku, ten, tiesiog pasižiūrėti. Toks, ta prasme, paminėjimas, bet anyway, grįžtant prie savaitgalio, prie pasirodymo, prie šiaip, iš tikrųjų, nežinau, ką tu norėtum paliesti? Aš iš tikrųjų norėčiau... Sprinte nėra ką daug liesti. Įvyko team orderiai tarp Norriso ir Piastrio. Jo. Nu ką, taip ir turėjo įvykti. Taip ir turėjo įvykti. Gerai, toliau. Norrisas, šiaip jie abudu stipriai važiavo kvalifikaciją. Sprinto kvalifikaciją labai stipriai suvažiavo, viskas ten buvo cool. Ir, tiesiog Norrisas nerodo peiso, žinai, jisai nerodo, Champions World peiso, jau tada neparodė. Daug kas šneka, kad jie atstraglina su tuo, kuo straglino Mersai, tai yra, kad už kitos mašinos važiuojant lenkimai jiem yra. Purvinas oras. Jo. Drumzlinas oras. Taip. Drumzlinas kaip vis oras. Bet jo, tai jas, žodžiu, po to likus ten keliams ratams, Piastris visą laiką pirmavo, jis būtų ir laimėjęs tą sprintą, bet tada buvo komandos įsakymai ir, žodžiu, apsikeitė pozicijom ir Norrisas laimėjo. Taip ir turėjo įvykti ir McLarenam. Jiem viskas buvo patiekta ant lėkštutės. Visas savaitgalis buvo ant lėkštutės. Verstappenas 5 sekundžių penalty, jisai paskutinis startuoja. Perezas, net nežinau, ar bus lenktynėse. Šiandien nebus rento apie Perezą, važiuojam toliau. Ir, McLarenai viskas, turi P1, aišku, Piastris ant 7 startavo, ar kelintas, bet still, Jo, ir tada, žodžiu, įvyko, kas įvyko lenktynėse. Ir McLarenas, McLarenai priėmė blogą sprendimą ir jos pitino anksčiau, žinai, ir prarado poziciją. Čia vėl krenta kaltė ant Norriso. Norrisas pradėjo verkti, sako, aš noriu naujų padangų. Ir tada sako, davai dar ne, Leclercas ką tik papytino, jisai dabar kamštyje. Ir tada po 3 ratų virtual safety car ir sako, davai pitink, nes Russellis pitina. Ir kodėl aš visą tą ir sakau, kad jie praktiškai susigadino savo lenktynės. Tikrai lygioje vietoje ganėtinai jie, nes realiai pirmus kokius 20 ratų
tiesiog, kai prarado Norrisas pirmas poziciją Russellui ant pirmo posūkio, čia jau įvyko tas ar 7 kartą, man rodo, šiais metais. Taip, taip. Ir jisai tiesiog, jie nulekė būdų į priekį ir jis negalėjo aplenkti Russello, tada jie būdų pitino, prarado būdų pozicijas, susigadino savo championship šansus ir vat prie ko... Gali tęsti, bet aš ginčysiuos. Aš net nemanau, kad ten susigadino. Tai nebuvo, žinai, 50 ratą pitinimas. Tai buvo pitinimas 30 kažkelintam rate, gal 30 iš viso rate. Nu. Dar 40 ratų prieš tave. Taip. Kiek gali dar nuveikti, kiek... Bet kai jam visa šita situacija įvyko red flagas, jis kai jau pradėjo važiuoti, tai toks jau viskas pasidavė, žinai? Jo, bet vat prie ko norėjau privesti, kad įvyko visi tie dalykai ir tada Andrėjas Stela, norėjau paminėtus komentarus, jo, kad Norriso čempionatas niekada nebuvo mūsų prioritetas. Tai, jo, žinai, čia gynimas, čia PR'as. Bet čia taip juokingai skamba, kai pagalvoji, kad tu turi susimovį savo savaitgalį, kai prieš tai visą laiką, jie tenai, supranti, pjovė ant Maxo ir panašiai, ir dabar, kai jie turėjo siaubingą savaitgalį, jau staiga nebe prioritetas, kai jie prieš tai viską darė, kad prioritizuotų. Užleido Norrisą, sprintį ir panašiai. Tai, man tai pasirodė tiesiog visiškai toks, Maxas jos visiškai pažemina. Yeah. Visiškai pažemino, pastatė į vietą ir jie tiesiog, ir kaupinas. Tipo, sunkiai kaupinas, nes su tokiais gaidiškais komentarais. Taip. Žinai, nes visiems iki šioliai buvo aišku, kas vyksta. Jie kovoja dėl čempionato. Netgi Leclerc'as prisikėlė iš numirusiųjų. Štai jis jau buvo laikomas kaip pretendentas į čempionatą. Ir tada staiga sako, tai mes niekada taip ir nenorėjom to čempionato. Mums visada konstruktorius buvo prioritetas. Biški, žinai, skamba vaikiškai, žinai. Jo, aš neneigiu, kad konstruktorius yra svarbiau komandoms. Sure. Nes konstruktorius visada yra daugiau taškų. Bet tas čempionatas, apie kurį visi kalba, yra driveris. Visada. Taip. Nežinau, man žiauriai nuvylė Norrisas ir, žinai, aš jį žiauriai palaikiau, žiauriai gyniau ir, po šių lenktynių, toksai, aš šį praeitą sezoną buvo Verstappenas Oldovai, žinai, šį sezoną norėjau, palaikyti Norrisą. Taip, aišku. Bet ir jisai nepadeda savo su tokiais komentarais po lenktynių. Jisai niekur savo nepadeda, ta prasme. Ką jisai pasakė po lenktynių? Apie Verstappeną jisai pasakė, kad jam čia ne talentas, o sėkmė. Taip. Bičias po pirmo posūkio jau buvo taškuose, tada dar po 6 ratų jis jau buvo 6 pozicijoje apsilenkęs Piastri, tada užstrigo už Leclerc'ą ir Maxas išsireiškė, man rodos, konferencijoje, kad because Charles is actually decent, žinai, kad Charlesas yra actually, iš tikrųjų normalus. Bet ne dėl to jisai išsireiškė, o dėl to, kad negalėjo aplenkti jo. Kad Norrisas negalėjo? Ne, kad Maxas, Maxas užstrigo už jo, nes Charlesas gerai gynėsi. Tai automatiškai darai tokią prielaidą, kad, ta prasme, žodžiu, tai esmė tokia, kad Maxas jisai turėjo, biškai pasimečiau, kur norėjau eiti su šitą mintim. Tai, žodžiu, Maxas pagyrė Charlesą už jo gynybą, ne? Aišku, galiausiai tiek jis apsilenkė, nes Ferraris žiauriai nesisekė tą savaitgalį. Leclerc'as pitino. Pitino per anksti ir tada Maxas pasinaudojo tą progą, kad buvo safety caras ir tada raudona vėliava. Kur visur Norrisas prašovė. Taip. Ir jisai galiausiai neatsistatė. Bet kas geriausiai, žinai, Maxas, aš atvirai galvojant, jeigu būtų taip ir tęsiasi, tarkim, nebūtų red flagą, aš manau, kad Maxas vis tiek būtų į top 3 pavaręs. Į top 3 taip. Yeah. Jis gal lenktynių nebūtų laimėjęs, negali žinot, nes šiaip labai sunku apsilenkti pirmąjį, nes kaip buvo aišku po to, kai Okonas, Okonas pasinaudojo tą pačią tą visą safety car ir jis buvo pirmas ir jis vedė lenktynės ir pradėjo atsiplėšti nuo Maxo ir gan normaliai. Kalbant dar, kol nepamiršau, nes po to pamiršiu, biški parentinsiu dar biški ant Perezo. Davai, dabar tau eilė, vat kamera. Okonas daugiau lydino šį sezoną ratų. Nes Perezas vieną tik ratą tik tais lydino. Taip. Per visą sezoną. Taip. Čia yra... Negaliu, man nervai nelaiko. O tu prisimeni, kad praeitais metais Perezas antras finišavo čempionšipą.
Jo, dabar jis aš neatsimenu, kai... 8. Iš top 4 komandų visų vairuotojų jis yra 8. Gerai. Važiuojam toliau. Perezas yra done deal. Jau viskas. Ir jeigu Verstappenas būtų buvęs 3, čia Norrisui būtų žiauriai buvę gerai. Nes jisai jau 1 tašką per savaitgalį 2 taškus pasiėmė daugiau negu Maxas, tai yra per sprintą. Taip. Per jeigu per lenktynės, tai tarkim Norrisas 25, Verstappenas būtų gavęs 16, nes 15 už 3 vietą ir plus fastest lap. Jeigu būtų gavęs. Jo. Tai jau čia būtų buvę labai geras variantas Norrisui. Taip. Pradėkim nuo to, kad Verstappenas išmaudė visus, bet išmaudė ir Piastri. Piastri apsilenkė kaip vaiką. Taip prasme, visiškai net nesigynė Piastris. Piastris net nesitikėjo. Būtent. Visiškai, jisai važiuoja ir ne, čia manęs nelenks. Verstappenas sielait ir... Jo. Jis turi tą, žinai, jis taip gerai jaučia mašiną. Žinai ką, šiaip, Verstappenas žiauriai gerai važiavo, bet komandos nepasakė, kaip gintis, nes Verstappenas būtent atidirbo vieną posūkį, išorę apvažiuoti visus ir visus taip ir lenkia. Ne visus, ten kai kurios vienose vietose, bet ten buvo pagrindinė vieta. Taip. Jeigu, pavyzdžiui, McLarenas būtų pasakęs, Verstappenas už tavęs, saugokis tame ir tame posūkį, važiuok plačiau ir galbūt lėčiau, jisai negalės tavęs apsilenkti, dar kažką, žinai. Bet dabar nei viena komanda nieko nepasakė, kad saugokis ten, aš neatsimenu, kuriam posūkį tik tais, ar antram, ar pirmam. Man rodos, kad buvo 1 arba tas 3, nes realiai, yra sena S, tas S ir tada yra tas tiesioji su antru DRS ir 3. Jeigu komanda informavusi būtų, Verstappenui nebūtų buvę tiek daug šansų, bet kadangi, nes tu važiuoji, tu pamatai Verstappeną ir tu nežinai, kaip jis tai lenks, bet kadangi jisai lenkia visus taip pat vos ne, tai komanda galėjo pasakyti, žinai, tipo... Tai jau, bet, žinai, vėl automatiškai čia visą tai ėjo Maxui į naudą. Žinai, tai kad jie ten, tarkim, nėra, gal nesusigaudė. Ką gali, žinai, ta prasme, pats matei, kokias turi resursus Red Bullis su strategijom, kur ten NASA kambarys, ten, žinai, su informacija. Žiūrėjau, jo. Tai va, ir aš įsimenu, kad ir kitas didesnės komandos, žinai, turi tokius resursus. Taip. Tai automatiškai kažkas turėjo padaryti prielaidą, bet vėl, ta prasme, kad ir kaip ten buvo, visą tai vis tiek ėjo Maxui į naudą ir iš tikrųjų jisai pelnytai užtarnavo tą pergalę, pastatė visus heiterius į vietą, užčiaupė Britų visą žiniasklaidą, kuriais aš žiauriai pasibaisėjau, nes aš žiūrėjau Sky Sports transliaciją ir visi komentarai, nebuvo komentarų, kurie buvo, mano palimane, neadekvatus ir tikrai pasijuto, nes tikrai tokie komentatoriai turėtų būti iš tikrųjų nešališki, nes mes savęs nelaikom ekspertais. Mes esam fanai Formulės 1, mes tiesiog kalbam, ką mes galvojam, mes labai gal kažko čia, mes nieko čia labai cukrinę pudrą neapibarstom, žinai, sakom, kaip jaučiamės ir viskas. O komentatoriai, kurie iš to gyvena ir turi ir yra samdomi, kad komentuotų, turėtų būti iš tikrųjų labiau nešališki. Ir staiga jie ten, iš tikrųjų labai jaučiasi, kai jie varo ant Maxą realiai be priežasties. Žinai, kai yra tokie komentarai, kad jis negali normaliai laimėti čempionato arba galėtų normaliau važiuoti, biškelį, tu prasme, kai jis laimėjo tokias lenktynės, man čia yra peržengtos ribos, žinai. Tai va, ir parodė visus savo spalvos tas lenktynės. Tai labai juokingą komentarą Verstappenas pasakė per press konferenciją. Taip. Atsisuka į visus ir sako, Hebra, o kur visi Britų žiniasklaida? Kur Britų žiniasklaida? Jie pamiršo, kad press konferencija? Ar nežino, kur vyksta? Jo. Čia buvo... Tai va, ir tas pat tikrai daug tas lenktynės parodė ir labai iš tikrųjų nerealius, absoliučiai nerealius. Tai aišku, Norrisas nepadėjo savo, pasiskundė, kad, žodžiu, jis tikrai nesielgia, jo visas elgesys tikrai nėra labai brandus ir šiaip, kaip ten, sportsman's-like, žinai. Tai tikrai taip neturėtų. Tai netgi Hamiltonas ir Leclerc'as ir kiti ir Hülkenbergas turėjo kuklumo parašyti jiems. Hamiltonas 21 metais Brazilijoje turėjo panašų važiavimą. Buvo būtent. Ir Hamiltonas tiesiai šviesiai pasakė, jo klausė, sako, kuris važiavimas geresnis, 21 tavo, ar šių metų Verstappenas sako, 1000 kartų šitas geresnis. Jo, ant šlapių. Jo, būtent, kad ant vandens važiavo, tai čia iš tikrųjų insane pasiekimas. Ta prasme,
Visi iki vieno vairuotojai darė klaidas. Nu gerai, Alpinai mažai labai klaidų ir tai dovanoja jums podiumą. Jo. Bet Verstappenas be klaidų, Jo. į paskutinius ratus jam GP sako, davai, jau nebėra ko rizikuoti. nebėra kur Jau rizikuoti. 14 sekundžių lydą turi, davai neberizikuok. Jo, ir Ir Maksas. jisai vis toliau ir toliau, vis greičiau ir greičiau. Jo. Per lenktynės buvo 69 ratai. Taip. 68 ratais Nice. iššovė pusę sekundės greičiau negu visi kiti. Nu gerai, ten dar daugiau negu pusę sekundės. Šiam 9 ratą jisai nuo šiam 8 dar pusę sekundės rado. Nu, ta prasme, bičas važiavo kaip ant bėgių. Ta prasme, Aš savo draugiai sakau, jisai važiuoja kaip ant bėgių. Čia yra insane. istorinis visiškai Jo. pasirodymas. Ir eilinis iki Brazilija nenuvylė. Brazilija Brazilija nekas. deliverina. Aš nedėjau daug vilčių, aš galvojau, bus kažkas, bet aš jau kai pamačiau trečiadienį ar kada, kad bus lietus, jau žinojau, kad bus bairių. Jau žinojau, kad bus bairių, bus nesąmonių, Taip. bus kažko. Labai daug žalos. Daug avarijų. Oi. Pakalbėkime apie alpinus. Stumėmės ant tų alpinų normaliai. Taip. Aš turiu teoriją, kas jiems labai pagelbėjo. Sunki mašina. Jie šiaip turi sunkią mašiną. Ir aš, pavyzdžiui, praeitą sezoną dirbęs drifte, aš žinau, kad tu sukibimą turi tada, kada tu turi sunkią mašiną. Čia biškai off topic, bet turėjom lenktynės Alytuj galbūt kažkur. Pas mūsų komandos mašinos tuninguotos, viskas, kas įmanoma, ko nereikia mašinui išimta, panelės visą kitą, belia kaip lengvos, belia kaip lyja ir visa komanda iškrito top 3-2, nu iš karto iškrito, būtent dėl to, kad atvažiuoja universalas Bemsas, tiesiog suvirintas tas, anyway, paprasta mašina, gatvinė mašina išvažiuoja ir visus apdeda. Būtent dėl to, kad svoris, tu turi sukibimą ir važiuoja, nu, tipo slysti. Tai lygiai aš turiu teoriją, kad alpinai turėjo problemą su svoriu ir dabar jiems tai pagelbėjo. Žinai, nu, tipo. Jo, dar yra tas dalykas, kad aš šiandieną tau minėjau, kad man tokia teorija yra, kad europiečiai vairuotojai yra tiesiog geresni lietuviai. Jo. Nes, tarkim, Maksas, Okonas, Gezlis, neatsimenu dabar kitų, bet jie yra maždaug iš to pačio regiono. Ta prasme, Gezlis su Okonu iš vis ten praktiškai vienam mieste užaugo. Taip. Ir jie visi tenais šiauriniai, jeigu neatsimenu, Prancūzijoje. Nu, aš necituokit manęs, aš tiesiog iš galvos, ką atsimenu, bet ką turiu stovų minį, kad jie dalyvavo visuose tos pačiuose čempionatus. Jie kartu važiavo ir Leclerc'as to pačiu. Taip. Tai tai kaip ir Juki, apie Juki paliesim. Tai, nes Japonijoje irgi labai daug lietuvių vyksta lenktynių, tai žinai, ta prasme, jis irgi savo talentą parodė vandenį, bet žodžiu. Bet europiečiai palei mane iš tikrųjų turi didesnį talentą, nu, didesnius įgūdžius dėl Ne to. visi, bet jo. Ne visi, bet, pavyzdžiui, netgi Strolas, jisai yra laimėjęs tą visą Istanbulo, Turkijos Grand Prix, nes buvo labai šlapiai. Jisai šiaip istoriškai žinomas, kad jis, nu, istoriškai jam visai gerai sekasi apart šitų lenktynių. Tai... Atvirkščiai, blogai sekasi apart tų lenktynių. Taip. Nes tu sakai gerai apart tų lenktynių. Tai žodžiu. Tai esmė tokia, kad lietus europiečiam yra palankesnis, nes tiesiog, kai, žinai, vyksta su kartingais lenktynės, dažniau lyja, negu kad ten, pavyzdžiui, Argentinoje, kaip Kolapinto pirmos lenktynės ir panašiai. Bet ir, pavyzdžiui, netgi ir Hamiltonas, ir Russellas žiauriai gerai važiuojant ant šlapių. Tai tas dalykas palei mane pastvirtino, bet, pavyzdžiui, buvo Perezas, ta prasme, ant vandens. Šiaip Perezas, nu, tipo, anksčiau būdavo geras ant lietaus, jisai turėdavo gerų. Jisai tiesiog... Nepastebėjau, nesliai. Jisai yra, nu gerai, jisai pergalė ne dėl lietaus pasiėmė Abu Dabį. Ne, Abu Dabi. Kur jis pasiėmė? Kur čia šiais metais? Ne, jisai buvo pergalė, pačią pirmą savo pergalę pasiėmė. Jisai pasiėmė, jis palaukis. Matau vaizdą akyse, kuris... Kataras gal? Gal Kataras, jo, bet tikrai ne Saudi. Irgi ten buvo vienetinės lenktynės 200 metais, man rodos, nes nebegrįžomės į tą trasą, kažkokia ten buvo.
Ai, neatsimenu. Irgi. Ten, nu jo, kažkur iš tų... Either way. Bet ten nelietu, Ne, ten nebuvo lietus. Bet, jo. aš kažkaip atsimindavau, kad jis visai gerai važiuodavo lietu. Galiu klyst, bet... Nu, galbūt. Either way, Perezas sucks balls. Bet... Aš turiu neapykantą, personal neapykantą. Aš Trollo net nepykstu, jisai tiesiog bad, bet kai tu turi aфиgeną mašiną, tu neturėtum taip blogai važiuoti. Žodžiu, su Perezu gatvėje nesisveikintum. Tai Gezlis su Okonu, nu, jeigu atvirai, nu, buvo labai faina matyti, kad iš tikrųjų labai kukliai, labai šauniai jie priėmė tą pergalę, labai džiaugiasi, labai, nu, tikrai jutasi, kad... Komentatoriai sakė, tai yra 30 milijonų vertės. 60 milijonų vertės pergalė, nu, lenktynės. Jo, tai, bet tikrai, nu, jutos, nu, jie atrodo, kad jiems gyvybiškai reikėjo tas pergalės. Nu taip, tai, nu, visai komandai, tai yra jų per paskutinius, man atrodo, 30 kažkeliaris metus blogiausias sezonas. Taip. Tai yra insane. Ir jų šiaip visi metai labai sudėtingi su tapimu tuo visų klientinę komandą Mercedesui, kad jie uždaro savo motorų. Nu, tą visą padalinį ir streikas įvyko dėl to. Jųgi valdžia keitėsi. Ta prasme... Nu, jie išgyvenime... Visiškai tragedija. Tai yra pati viena didžiausių komandų, praktiškai didžiausia komanda iš to, kiek jie turi žmonių. Ir jie visiškai niekur. Ir ta prasme, jų mašina tiesiog... Nu, dabar gal pastaruoju metu tokie kartais gerai, kartais blogai, bet prieš tai buvo vien tik blogai. Taip. Nu, ir dabar šitą pergalę palei mane prikėlė jų, nu, toks kaip, žinai, oro gurkšnis, žinai. Tikrai atrodė labai džiaugiasi kukliai ir savo visus skirtumus, nesutarimus abudu padėjo į šoną ir, nu, nice buvo pamatyti. Yeah. Norėsiu pašnekėti apie Williamsus, bet dabar dar palieskim Mersus ir labiau gal netgi Hamiltoną. Dar pabaigsiu. Varyk. Jie peršoko Williamsus, Haas ir RB. Iš 9 vietos metinėje jie į 6. Tai ir jiems tas garantuoja papildomų 60. Jeigu Astonai taip ir toliau važiuos, o... Daug šans, kad važiuos. Amžinatelis Alonso. O Williamsai, Alpinai bent jau 15 taškų per lenktynę susirinks. Nes jūs dabar skiria keli taškai, man rodos? 40. Ne. Tos, ne. Žinok. Pažiūrėk, žinok, nes man rodos Williamsus ar 37, man atrodo. Jį rimtai? Ja. Aš kai žiūrėjau, tai man atrodo, iš vis ten keli taškai skiria iki 10. Tuoj. Davai, sužiūrėk. Bet, tas lenktynės palei mane, nu, nežinau, kiek jie iš tikrųjų priims visą tai, kaip tarkim, žinai, kad nepradėtų ten puliuot, kad jiems ten aфиgenai sekasi ir panašiai. 3-7, ar kiek čia gaunasi? Ne, nu, aš ką bandau pasakyti, kad RB, Haas ir Alpinus skiria keli taškai. Aš galvoju, iki Astonų. Ne, iki Astonų. Taip. Tai dabar realiai kiekvienas taškas, kiekviena iš tų komandų, Williamsai nukrito į 9. Ir jie labai mažai taškų turi. 17, jiems tai out, viskas 9 vieta. Nebent ten laimės Albonas. Bet šiaip tai tai palei mane. Dabar reikia stebėti RB, Haas ir Alpinus labiausiai, nes dabar nes tarp RB ir Haas yra 2 taškai, tarp Haas ir Alpin yra 3 taškai. Bet mes ir top 3 komandų negalim pamiršti, nes tarp jų, nors ir atrodo didelis skaičius, tai yra 40 taškų. Bet jie daugiausiai taškų pelno, jo. Jie daugiausiai taškų pelno. Ir vienas geras savaitgalis gali labai daug ką pakeisti. Žinau, jeigu Perezas prisikels iš numirusių ir tada atvažiuos... Perezo kitose lenktynėse nebebus. Variantas, mes kalbėjome apie tai. Tai bet jeigu Perezas prisikels iš numirusių ir staiga top 2, išvaizduok. Las Vegase, maybe, nes visi važiuos antrą kartą gyvenime toj trasoje. Taip. Nu, gal. Tai gal sakys, žinai, amen aleliuja Perezas ir atvarys ten, žinai, top 5 ir pelnys taškų. Vse, nu, taip. Čia aš tiesiog spėliuoju. Čia aš tiesiog prikolinu. Dar, Yra šansas. Labai daug, ta prasme. Čia dar, visai kitas topikas. Čia konstruktorius dar on. Taip. Tai
Tai va, tikrai. Tai maladės Alpinai, Jo. kad ir mes šiandien jų stumėm, bet tikrai nuleisiu galvą, džiaugiuosi už jos, pelnyta pergalė, nors kaip, bet pelnyti taškai, pelnytas rezultatas, suvažinėjo tikrai aфиgenai, palyginus, kai kiti tenai slydo lauk, kai iš viso 6 mašinos buvo išrytos iš lenktynės, ne? Tai kad jie įprastai būna tarp tų 6, tai šį kartą jie pavarė normaliai ir tikrai maladės Alpinai ir va, tikriausiai visi Lietuvos Alpino fanai dabar tiesiog eina iš proto ir tatuiruojasi Brazilijos datą ir Okono ir Gezlio veidą, tai atsiuskit mums nuotraukas į DM'us, ačiū. Tai va, norėjai paminėjai apie Mersą. Hamiltoną. Ką tu manai apie jo lenktynės? Neišysnytas. Sezono pradžioje buvo šnekama, kad jo mašina buvo sabotažinta. Jo. Ar gali būti, kad vėl tas pats vyksta? Aš manau, kad jo. Aš turiu irgi įtarimą. Aš nemanau... Tas video, papasaka apie tą video, kur ten žiūrėjom Russellą ir Hamiltoną tos pačius ratus kaip palygina. True. Tai išėjo video, kur palygino tą patį važiavimą toj pačioj vietoje Russell'o ir Hamiltono. Ir matosi, kaip Russellis tiesiog pasuka vairą ir mašina važiuoja ten. Kur Hamiltonui vis korekcijos. Jo. Aišku, tai Slydo. pasako, tipo jo, slysta mašina, nenustoja vietoje visą kitą. Aišku, tai mažai ką pasako, nes, tipo, gal greičiai skiriasi, gal fuel loads ir, daug dalykų gali skirti, žinai, tipo. Setupai gali skirti. Bet either way, tipo, nepavažiavo Hamiltonas, kur jisai Lietuje yra galingas šiaip. Jisai Lietuje vienas geriausių. Tai va, žinai. Ir staiga Russellis, jisai kovėsi dėl 1-2 vietos. Taip. Ir Hamiltonas buvo 14. Taip. Ar 13. Ar ten 15. Jisai visą savaitgalį skundėsi mašiną. Ir stabdžiais. Abu jie turėjo problemų su stabdžiais, bet Hamiltonui labiausiai atsiliepė. Nes 100% aš, gal kas matė tą video, kur ten palygino tos 2 ratus, bet akivaizdžiai matosi, kad Hamiltonas turėjo kovoti su ją kiekvienam čystai posakyti. Taip, visiškai. Ir tas toksai, kur tipo, blema, žinai, gal ne, ir galbūt jie tiesiog nepataikė su setupu, bet kai 2 identiškos mašinos su biškai skirtingais setupais. Dar kai gandai buvo apie tai, kad ne vienodas mašinas. Net... Kai Hamiltonas palieka komandą šių metų gale, ta prasme, faktas ir dar jie yra pasiekę ten savo tos avarijų biudžeto limitus ir automatiškai jie nebegali abiejų mašinų vienodai vystyti, tai aišku, kad aš įsivaizduoju, kad man logiškai yra, kad prioritizuos Russellą, kuris pasilieka čia ir jisai gaus naujesnės detalės ir jam bus skirta daugiau dėmesio, kai negali abiem skirti tiek pat. Nes, kas geriau, ar didesnį dėmesį skirti vienai mašinai ir su ją pastoviai, tarkim, kaip šiuo atveju buvo, tikrai gerai varė Russellas, jis tikriausiai ir galėjo laimėti lenktynės, ne iki to momento. Ir gauti tokį performansą, negu kad, tarkim, paskirsti tą patį dėmesį abiem mašinam ir jos ten, tarkim, nepatenka į Q3. Taip. Tai logiška. Ir kai pažiūri, kaip Hamiltonas kiekvienam rate turėjo tą mašiną kovot, kad išliktų trasoj, aš sakyčiau, kad dar netgi buvo geras jo važiavimas. Tai va, aš manau irgi, kad ten kažkas vyksta, aš manau, to laiko pykti kokį nors, ar dar kažką, aš nesakau, kad ten jiems, kad jį ten visiškai sabotažina, bet aš galvoju, kad jisai paprašo, žiūrėkit, patiuninam šitą dalyką, kad būtų taip, ir jie priešingai kažką iššauna, ar dar kažką. Nemanau, kad yra tolkas taip daryti, gadinti abiem. Aš nemanau, kad ir vyksta gadinimas, kaip kad šito atveju, kaip tai vardinai. Aš manau, kad tiesiog yra tiesiog dėmesys skiriamas kitai mašinai su detalėm, su upgrade'ais, su setupais ir panašiai. Bet kad jie turėjo dabar upgrade'us vienodu metu. Nes kokia esmė yra abi mašinas. Vieną mašiną tiesiog gadinti performance, taigi visą komandą kenčia. Ne tik Hamiltonas. Man atrodo, kad tenais yra tiesiog ne vienodas mašinas ir viskas. Jaučiu. Tiesiog, kad kažkur nesueina ir viso. Įdarvoja. Yra daug, kur gali ten tu nukirs kampus ir panašiai, tai labai sudėtingas mašinos ir automatiškai, jeigu tu sakau, skirsti dėmesį ir turi skirti dėmesį, tarkim, jeigu turi rinktis, tu rinksis tą mašinai, iš kurios to daugiau naudos ateičiai, žinai, tai man visai logiška. Įdarvoja, greičiau jisai į Ferrari išeitų. Pažiūrėsim, jo, šiaip įdomu, kaip ten seksis. Williamsai.
Davai. Šauk. Aš nežinau, iš kur jie babkių ištrauks dabar, ką jie turės daryti. Aš honestly nežinau. Ta prasme, jie jau dabar išmetė Sargentą dėl to, kad per daug mašiną sudaužė. O dabar jie per kelias valandas sudaužė 3 kartus mašiną. Ir, nu, tipo, žiauriai sudaužė. Ir žiauriai sudaužė. Čia nebuvo, kad, tipo, nubraukė šoną. Ar sparną ten. Jo. Ir matėsi, inžinieriai jau ir taip prieš lenktynės jau visi galvas pametė, pavargė. Paminėti reikėtų, kad Albonas net nepradėjo lenktynę. Taip, ne, nu, vienas dalykas, kas labai atsiliepia, tai yra, kad kvalifikacija buvo sekmadienį. Ir aš tau dar po prieš lenktynės atsiunčiau voice, sakau, manau, bus šansų, kad iš Williamsų kažkas nevažiuos. Jo. Ir aš maniau, kad Kolapinto nevažiuos, dėl to, kad Albonas vienas dalykas daugiau patirties turi Lietuje, kitas dalykas kvalifikavo aukščiau. Ir vienintelė priežastis, dėl ko aš galvoju, kad Kolapinto važiavo, o ne Albonas, tai dėl sponsorių. Dėl sponsorių. Nes, nu, Brazilija, tipo, vos ne arti namų, sponsoriai nori matyti Kolapinto, daug kas atvažiavo į dėl Kolapinto pasitvirtino, kad nėra jis ten tragiškas. Ne, tai nėra, bet vis tiek krešino, žinai. Bet tipo, krešino, bet ir čia buvo tas krešino. toksai, kur, tipo, blemba, nu, tipo, I get it, jie būtų turėję prašyti, kad Kolapinto atiduotų mašiną savo Albonui, nes Albono mašina unrepairable, nu, tipo, laiko nebuvo. Taip. Bet... Ir jie taip darė su Sargentu. Nu, tai taip, nu, nes Sargentas tiesiog waste of space. Either way, nu, tipo. Ir vis tiek sudaužyta mašina buvo. Žinai, nu, tipo, nu, skaudžiai. Man labai gaila Williamsų ir net Mimsas vaikšto, kad į Las Vegasą jie atvažiuos tiesiog su 4 padangom, kurie Pirelli duoda. Pirelli duoda parą. Jo, nu šiaip, ta prasme, ir ta prasme, James Vowles, kai skambėjo po kvalifikacijos, taip skambėjo, kad tuoj Patreoną paskelbs, kad... Ja, nu, tipo... Paremkit mūsų komandą. Ja. Šiaip tikrai suggestinu, jog nueitumėte į Instagramą, pasifollowinti Williamsui gero kontento įmetą. Jie labai tviri. Man patinka, kad James Vowles ateina į Instagramą ir jisai pats papasakoja iš savo pusės, kaip buvo, kaip ką, žinai, tipo, ten daug kadrų gerų parodo. Taip, bendrauja su fanais. Taip, ja, tai tas cool, kad jisai kaip team principal ateina ir pats papasakoja. Nemačiau nei vienos. Nesislepia už ten kažkokio PR bičo, kuris viską gražiai ten pasakoja. Ir nėra jokia kita komanda, kitas team principal, kuris taip darytų. Tai tas fainai, žinai. Kalbant dar apie Williamsus ir apie Kolapinto, šiandien announcino, kiek Williamsai užsiprašė už Kolapinto į Red Bullį. Kiek manai užsiprašytų? Ai, palaukti, pala. Vyko šnekos tarp Red Bullio ir Williamsų. Tai ne šiaip kavos buvo nuvaris, pasirodo. Ne, tikrai ne. O aš jau patikėjau. Šio savaitgalio pradžioje, tai yra po pirmo praktiso, buvo pamatyta, jog Christian Horner išeidinėja iš Williamsų garažo. Ir James Vowles sako, jo, jis atėjo išmanyti mūsų naują kavos aparatą. Nu, ir aš kažkaip patikėjau. Rimtai patikėjai? Ne, aišku. Nu davai, gerai, kiek jis galėjo užsiprašyti? 7 ženklę sumą? Daugiau. Tu pala. Nu tai jeigu 6 ženkliai yra milijonas, 7 ženkliai. Ne, 6 ženkliai yra 100 000. 6-0 milijonas. 6-0 milijonas. Sorry. Gerai. Ai, nu tai 7 ženklė suma, ne, aišku. 8 ženklė? What? Nu, 8 ženkliai yra 10. Nu tai taip, tai... 20 milų. Kiek? 20 milų užsiprašė. What? Nu, tai čia toksai... Aš nežinau, ar tai... Kad jie breikintų kontraktą su Kolapinto. Žinai, tas momentas, aš dabar prisimenu prieš šitas lenktynės, praeitą savaitę kalbėjo James Vowles. Nu, jeigu mes pamatysim labai, nu, tipo, dar tas, ar paleisis Kolapinto, jeigu kita komanda norės, nu, kai pamatysim labai gerą variantą, mes jį tikrai paleisim, mes norim, kad jis kitą metą turėtų vietą Formulė 1. Bet ERB. Nu, taip. Vat čia Helmut Marko pasakė, sako, mes dar patys nežinom. Prašau. 20 milijonų. Wow. Kas žverta? Kaip tu galvoji? Esi Christian Horner dabar ir Helmut Marko. Nu, kai... Kaip su tas pokalbis turėtų vykti? Kai McLarenas, galvoju,
Kaip ten buvo, kai McLarenas nutraukė Ricardo sutartį, nes jie breikino kontraktą Taip. nepasibaigus. Jie išmokėjo daug. Jie išmokėjo apie Kemilų. Nežinau. Aš manau, kad biški per daug, jeigu atvirai. Aš irgi manau, kad per daug. Aš galvoju, gal James Vowells nori pasidengti savo avarijų biudžetą ir aišku, praras sponsorius. Aš manau, kad jiems ne biudžete problema, kad jie pinigų neturi. Aš manau, kad jie ryčina limitus biudžeto. Kepai. Ai. Budget kepai. Taip. Tai aš manau, kad tas jiems labai kerta. Aš manau, kad jie pelninga komanda yra šiaip. Visos dabar yra pelningos, man atrodo, komandos. Par Haas. Haas turbūt ne. Bet ta visa, gera, šiaip nežinau, ar 20 milimų, žinai, 20 milimų Williamsui ir tada dar reiks Kalapinto ilgą mokėti, žinai. Sainzui algą reikės mokėti. Voka, kodėl užsiprašė. tiesiog Red Bulliui pames Sainzo sąskaitą ir viso. Kalbant apie Sainzą, Red Bullis domisi? Domisi. Sainzu. Prie Verstappino statyti. Papasakok daugiau, šitą negirdėjau. Nieko nėra konkretaus, daugiau apie Kolapinto yra konkrečių dalykų, apie Sainzą nieko nėra labai konkretaus, bet yra šnekama, kad jie nori, nes Sainzas turi galimybę bet kada išeiti į kitą komandą, jeigu yra geresnė komanda. Tai yra taškais daugiau turinti komanda. Taip. Ir jeigu jisai day one jam pasakys Red Bullis atvaryk pas mumis, jisai gali... O tu galvoji varytų Sainzas į Red Bullį? Why not? Jam Williamsuose, kiek galimybių po to atsiras pereiti į top-notch komandą. Tai yra top-notch komandos, tai yra 4. McLarenas, kuriame jis jau buvo. Taip. Mercedesas, kuris turi jaunėlį ir Russellį. Jo, nevarys į Ferraris, iš kurio jį išmetė. Ir Red Bullis. Tai, Red Bullis yra jo geriausi šansai parodyti savo skillsus toliau. Williamsuose, jisai galės, gal geriau pavarys už Alboną, nes Albonas, bus įdomu pamatyti, kaip jiems seksis, žinai, su kitais. Bet, nežinau. Būtent, yra ta istorija su jais, kad jie tenais nenorėjo labai, bet aš galvojau irgi, kai išgirdau, kad visą tai buvo labai senai, beveik prieš 10 metų, kai ten Maxas nesutarė, ne Maxas, Maxo tėvas nesutarė su Sainzo tėvu. Ir aš taip pagalvojau, kai šitą išgirdau, blem, ar čia gera priežastis, neleis Sainzui grįžti Red Bull. Dėl to, kad jos nesutarė su Sainzu, tai pasme, tas biškis skamba kaip darželis, kad, žinai, negalim suleisti 2 paštukų. Tai žinai, tai čia būtų įdomus. Bet pointas, kad ar yra geresnis pakaitalas už Sainzą, nepaisant to, kad, tarkim, jie turi ten kažkokią komplikuotą istoriją. Taigi visi auga, visi supranta ir, ką negali biški, dar tada... Matai, čia dar yra klaustukas, ką geriausia pastatyti šalia čempiono. Nes, žinai, tu nenori, kad ten atsirastų 2 peštukai, nenori Hamiltono Rosbergo. Aš negalvoju, kad Sainzas geriau varytų už Max. Nemanau. Sainzas galėtų geriau varyti už Leclerc'ą, bet nevaro. Šiaip, true. Ir kitas dalykas, Sainzas visada, paklusnus. Jo. Jisai geras yra vairuotojas, jis labai geras. Team playeris, jis yra aфиgenas. Ir kaip bičas šiaip jisai fainas. Bet bet jis nėra greitesnis už Leclerc'ą ir Leclerc'as nėra greitesnis už Max. Taip. Žinai, tai nežinau, man neatrodo, kad ten būtų lygi kova, bet vėlgi visko gali būti. Žinai, Sainzas tikrai yra labiau pastovesnis vairuotojas negu Perezas. Tai jisai iš tikrųjų žymiai geriau performintų ir ilgalaikį perspektyvai. Ir kaip number 2 vairuotojas, man tai šiaip labai logiška yra jį grąžinti ir duoti jam tą visą top 3, 3 greičiausią mašiną, žinai, ir jisai drąsiai konkuruotų su Ferrariais. Tikrai nebūtų blogiau negu Perezas. 100%. Ta prasme... Tikrai, jisai, čia būtų įdomus, sveikas sprendimas, žinai, pavadinti. Visiškai. Taip, Lawsonas galėtų eiti, Jukis galėtų eiti, aišku. Hadžaras ateina, turės kada nors ateiti, žinai. Kas nieko prieš aš. Taip. Ir Juki, ir Lawsoną pamatyti. Tai žinai, dabar kalbama, ne, Kolapinto ar Sainzas. Tai Red Bulliui, žinai, pasirinkti. Tai čia Sainzas. Visiškai. Jie jau geriau Sainzui pasiūlys 15 milų kontraktą. Taip.
Ir sutaupys dar 5 milus, negu pasims rūkį. Ir dar ten daužys mašiną rūkį sieną. Nu, ir nežinosi, kaip jisai performance. Nu, tai čia toksai, žinai, tipo, kur Williamsai, tipo, jo, varyk į kitas komandas, svarbu, kad tu kitais metais važiuotum, bet ir to pačiu tokį barjerą uždeda, kur, tipo... O kur? Nu. Koks tikslas tada, žinai, nu, tipo... O Williamsų argumentas buvo, kad vos ne visos komandos Kolopintos susidomėjusios. Šversai tikrai nebus susidomėję, Ferrari tikrai nebus susidomėję. Hasai turi savo jau line-upą vienintelis savo. Ir literally, bet vos ne bet kuri komanda gali Sainzą nusivilioti. Ir dabar jie, nu, tipo, jie vos neturi 2 driverius, vos ne tu giveaway. Netgi Aston Martin, jeigu pasiūlytų Sainzų eiti. Manai, neįtų? Aš manau, kad eitų. Tai aišku, Aš eitų. manau, kad eitų. Nu gerai, jisai į Alpinus neėjo. Jisai į RB tikriausiai neįtų, į Hasus galbūt neįtų. Ne, tai neįtų, jo. Nu tai va, žinai, bet top 5 komandos, jeigu rinktųsi tarp Kolopinto ir Sainzo, tai, nu, tipo, Sainzas pigiau gaunasi. Taip. Nu ir, tipo... Ir pigiau visom prasmėm. Nu, tai ir naudingiau taškų atveju. Tai taip, jisai nu, tipo... patyręs vairuotojas. Nėra tikslo tada, nu, tipo, toks biški... Nebent, žinai, nu, tipo, ten dokumentacijų kažko mes nežinom ir kitokia situacija iš tiesų ir Kolopinto geriau imti pigiau gal, bet kiek tas pigiau, žinai, nu, tipo, nu, toks biški... Jeigu tai būtų 4 milai už Kolopinto, pasakyčiau normaliai. Jo, aš iš tikrųjų galvoju. Aš galvojau apie tai, kad nu gerai, 1-2, žinai, nu, tai yra logiškai. Kiek Jukis gauna 2 ar 3 milus? Taip. Kelinti metai jis įvažiuoja. Jo. Nu, tipo, bullshit, kad tiek prašytų už bičą, kuris pravažiavo 6-7 lenktynės. Nu, tipo, aš nesakau, kad Kolopinto blogas ir kad jisai nieko nepasieks, jisai gerai važiuoja. Aš manau, kad jisai tikrai bus F1. Taip, jisai, nu, tipo... Ateitį 100% turi. Nu, tiesiog užsiprašym. Žinai, gal ten biškiai tokie, vos ne tokie juoko forma. Žinai, nu, tipo, arba tai kišenės gilios, arba Red Bullio kišenės gilios. Taip, čia gali būti dar ir tas, kad jie pamatė, jog, nu, žinai, tipo, kai tu matai, kad klientas prie babkių, tu nori daugiau nutrešti. Ir ar aplamai ten, tarkim, daugiau domisi, tai tu keli kainą, automatiškai, žinai, tu gal, žinai, naudojas situaciją, tiesiog paprasčiausiai ir viskas, žinai, tai gal čia nėra permastyti per daug. Bet, vat, ko nepaminėjom, tai Yuki su nauda lenktynė. Nu, vat, RB. Dabar, tu nori grįžti prie lenktynių, ne? Aš norėčiau paminėti. Jų savaitgalis buvo toks prisvilęs blynas. Jie kvalifikavo 3 ir 5. Lawsonas 5, Jukis 3. Kas yra jo geriausias startas? RB padarė labai gerą strategiją. Kai visi sustojo po Q3 red flago, visi sustojo į eilę tipo važiuoti, RB šildėsi padangas. Ir tada jie paskutinieji startavo tą quickest lap. Nes ir gavos, tai ir atsipirko jiems. Atsipirko. Jukis 3, jo geriausias kvalifikacija. Aš maniau, kad viskas, ta prasme, jeigu Jukis dar gaus podium. Nu. Wow. Taip, čia aš labai daug norėjau, sekundai prabėgo ta mano frazė, kad Jukis paims P1 šį sezoną. Sakau, jeigu tai išsipildytų... Dar ne vėlu, dar tais lenktynės. Dar ne vėlu, taip. Bet, nu, labai gaila, kaip viskas susiklostė. Bet gaila, jeigu jis būtų gavęs podiumą, jisai 100% būtų atsidūręs Red Bull kitais metais. 100%. Bičas tikrai gerai važiavo visas lenktynės. Gerai važiavo. Ir netgi kai ten pradėjo atitrūkti ten Norrisas su Russellu nuo jo ir jis labai gerai laikėsi. Jis stabiliai važiavo, už savęs laikė Okonas visą laiką už jo važiavo, sekundės tarpe. Bet ne, tai 2 sekundės skiria Okoną, Leclerc'ą ir Maxą. Tai jie ten visi susispaudė buvo važiavo, bet Jukis gerai gynės. Jis gerai važiavo, stabiliai važiavo, klaidų mažai darė. Taip. Jisai, nu, ten buvo. Ir tada pasipitino. Overstyras, bet jo. Papitino per anksti. Tada dar Piastris jį nustumė į šoną. Piastris pasiėmė baudą. Kiek 10 sekundžių per... Ne, jį Piastris Lawsoną nustumė. Piastris paskiau atsiprašė Lawsoną. Ai, sorry, suvažiau. Nu, tai, bet niekur galiausiai po restarto jisai buvo 7. Tada Maxas, Maxas visus apsilenkė ir, žodžiu, tada gavosi, kad jo, Jukis baigė 7. Nu, tai toks... 7 ir 9 vietą. Nu. Fainai, kad, tipo, 2 taškai, nu, tipo, iš abiejų vairuotojų, bet tie taškai, nu, tipo, kiek? 6 taškai, man atrodo, kažkas tokio. Taip. Tai toks... Palyginus, kad Jukis kur pradėjo ir kur baigė, nu gaila, bet nu, yra pas jį ta tendencija. Yra, kad jisai gauna, tarkim, startą
geresnį startą, ar ten kvalifikacija aukštesnė. Ir kažkas nutinka, tiesiog tas toks pasimetimas vertime, žinai, kad rezultatai kad jo tas greitas tempas per vieną ratą nesitransliuoja į lenktynių rezultatus. Aš dėl to ir galvoju, kad, Red Bullis ir dvėjoja, žinai, jisai turi karštą temperamentą. Aš nebejoju dėl temperamento, aš manau, kad dėl to nepastovumo rezultatas. Šiaip jo nepastovumas yra tas dalykas, kur... Jis gerai varė iš pradžių, ten P10, P11, jis buvo tas vienintelis, kuris beldėsi. Jisai Ricardo qualifyino, Ricardo geriau važiavo ir, Bet kai reikia, kai gauna šansą, lemba tokių nereikalingų, visokių nesąmonį vyksta. Ir gaila, nes, žiauriai. Aišku, negali kaltinti jo dėl šitų lenktynių, nepagrindė jo kaltė buvo, bet... Jo, bet... Prie tas dvi lenktynės jis net nefinišavo, tai yra krešino, dabar P7, Bet noris grinai, jau atrodo... susidėlios jam jau grinai žvaigždės ir jisai gaus gerą rezultatą ir tada kažkoks būna DNF. Taip. Kažkas išlenda ir ar tai būna jo kaltė ar ne jo kaltė, bet jis pakliūna į tokias audras. Jo, paminė, dabar galvoju, Mexican GP buvo, kad... reklamą rodo. Aston. Ne, čia yra tas Alfa Romeo. Meksiko, aš tau siunčiau, jisai FP1, FP2 atvažiavo žiauriai greit, trečias, taip. FP3 jisai atvažiavo ten gal 5-6, bet visas trefkės jisai žiauriai greitas, kvalifikacijai, jisai ten biškai žemiau nusileido, bet lenktynės jisai krešino. Jo. Ir jis net nepasiekęs pirmo posūkio krešino. Tiksliau, jį išspaudė šoną, žodžiu, ten gavos tiesiog tokie, mes kaip kalbėjom, incidentas. Bet ir pasistatė į tą incidentą. Pasistatė, nepagelbėjo savo. Tai ir aš galvoju, tu teisus esi, kad Red Bullis jo nekelia aukščiau, nes jie mato tas klaidas ir tiesiog gerai tu gausi mašiną, kuri pastoviai gali ten top 5 šauti rezultatą, ne? Ir tu dabar nesusitvarkai, kai tu gauni kartais tą momentą. Tai kas tada bus? Taip. Tai šiaip aš labai palaikau Jukį. Tikrai jisai kaip bičias fainas ir kaip lenktynininkas, žinai, man jis patinka, bet kuo toliau, tuo labiau aišku, kad ar jam skirta tas aukštesnis laiptelis, klaustukas. Su apostrofa. Toksai, kur tikrai norėčiau, kad jam suteiktų šansą ir bus įdomu pamatyti, kaip jisai testuose pasirodys. Gali jisai pripras prie to aukštesnių lūkesčių, gali jisai nepasiduos ten, žinai, tiems žinai, gal kas būtų, jeigu būtų, žinai. Taip. Bet, žinai, didžiosios komandos remia savo sprendimus palei, ką jie mato trasoj. Ir jau būnant RB mašinoje, kai tu esi jau F1, jau nebe šiaip F2, kur ten, žinai, karts nuo karto gali šaut performance, ar šiaip, žinai, gerai važiuoti, bet niekada negauti vietos. Čia jau esi, žinai, tokioje situacijoje, kur tu, jau yra, kaip čia pasakyti, tinkamas matavimo vienetas. Ar tu gali ar ne. Ricardo taip ir niekur, žodžiu, jisai neišvažiavo, nors galėjo. Taip. Žinai. Tai o Lawsonas jisai irgi ganėtinai neprastai važiuoja ir priklauso, kad nebūtų taip, kad ten abiejų nepasirinks, nes, žinai, dėl to gal kalapintų ir duomis, nes ir Lawsonas irgi galbūt nėra, kad labai daug vilčių suteikia. Žinai, bet čia aišku, laikas parodys, čia jau, žinai. Su Lawsonu, Lawsonas Perezui spardo šikną. Bet taip totaliai. Visiškai. Ta prasme, jisai... Antras lenktynės iš eilės, Lawsonas geriau atvažiuoja negu Perezas. Ta prasme, Lawsonas praleido Maxą, kad jie aplenktų. Taip. Ir tuo tarpu Perezas visiškai, ta prasme, į vieną... Maudo. Jo, ir specialiai, žinai, ta prasme, grinai. Lawsonas važiuoja dėl Red Bull pozicijų. Tai taip. Ir aš tai manau, kad jisai puikiausiai daro, ką daro. Tegul išsikalinėja, kiek nori iš Perezo, nes
Nes reikia, realiai. Nes jisai turi parodyti, kad turi kažką tarp kojų, kol tuo tarpu Perezas turi parodyti, jog jisai turi kai ką, ko Lawsonas neturi, tai yra patirties. Ir Perezas to neparodo. Perezas kaip mažvaikis lenda, bando apsilenkti, bando kažką įrodyti ir nutipo. Taip kaip ir kalbėjom, kad pas jį tas raiskraftas, jis dabar tiesiog neegzistuoja. Taip. Žinai, Alonso atsirenka kovas. Žinai, žiauriai atsirenka, jis nekovoja dėl, jis nekovos su Ferrari's, taiga dėl, žinai, dėl P11. Taip. Tai lenkia, tai ir pralenks. Žinai, tipo, ką tu čia? Perezas, karočiui, neturi tempo, jį lenkiasi Lawsonas ir jis staiga susinervina, nes čia Lawsonas, kuris akivaizdžiai, žinai, dėl jo vietos važiuoja ir pradeda puliuoti, nesąmonės daryti. Išsikalinėti, žinai. Ir tada viso, avarijos, krešai ir tada visi kiti kalti apartys, žinai. Taip, visiškai. Žinai, Lawsonas turi čia keisti savo, žinai, kažkokį tenais raiskraftą. Aš Lawsoną palaikau, aš noriu, kad jisai būtų tas, kuris išstumė Perezą, tada aš jam ranką paspausiu. Jo, visiškai. Tai va, tai įdomu. Aš manau, kad šiaip žiemos sezonas, daug kas nusispręs dar, nes ir Sauber nėra dar pranešė, kas važiuos. Antrą vairuotoją, jo? Tai va, tai aš manau, kad per žiemą bus ganėtinai tokių gerų naujienų, žinai, kas šįvys galiausiai ir su Red Bullu, nes nematau kitais metais Perezo užbaigiančio savo kontraktą. Niekaip. Absoliučiai niekaip. Aš nežinau, kas turėtų įvykti, kas turėtų įvykti, kad Perezas liktų. Jie arba akli, aš nežinau, tikrai, pateisinimo neturiu. Aš suprasčiau, kad tai būtų vienetinės nesąmonės su Perezu. Bet jau visas sezonas tiesiog Nei vienų lenktynių nebuvo. Nei vienų lenktynių gerų nebuvo. Jo geriausias rezultatas P5 buvo. Jo. Jis jau podimo šį sezoną lipo. Neatsimenu, neužfiksavau. Manotas, kad ne. Jis tiesiog įsistraglino dabar iš vis išeiti iš Q1. Ir mes kalbam apie trečią greičiausią mašiną. Ne. Ir mes kalbam apie Red Bullį, kuris yra negailestingas. Šiaip norėčiau pabūt mūsų ant sienos. Kokie ten pokalbiai vyksta apie jį. Ja. Ką jie savo leidžia, tai prasme, kaip jie savo tai leidžia. Nes tai grinai Perezas jiems kainavo konstruktorių. Taip. Grinai visiškai Perezas. Žinai, tai prasme, čia, negailestinga, bet absoliuti tiesa. Jis, tai prasme, ir visi tą žino, žinai, Red Bullis, nėra kvailė, žinai, jie gal apsimesti ten, kad kažkokiais čia, žinai, tais PR, ten, žinai, gali ten prisidengti PR, žinai, šūkiais ir, žinai, ten klišėm, bet jie tai praranda daugiausia komandą ir jie mato, ką praranda, kai jau Ferraris jas aplinkė. Koks Ferraris? RB? Gerai, konstruktoriai Ferraris aplinkė. Bet konkuruoja su RB. Lenktynėse jie lenktyniauja ne su top komandom, tipo Perezas, o jisai su Williamsais, Haasais, Alpinais. Ne. O Perezas apsilenkė Žiaugvanjų. kuris šiais metais ne tik, kad nulis, tai dabar, man rodos, buvo, kad kelintas lenktynės išėlės, jis jau paskutinis P20. Yeah. Kažkelintas. Bet žodžiu, esmė tokia, kad jisai muša rekordus savo kvalifikacijom. Tai va, tai čia tikrai ne pozicija būti Red Bulliui. Ir Albonas pavažiavo porą lenktynių. Jam realiai porą lenktynių nesisekė ir jį tiesiog permetė vėliau. Žinai, Gazleris jisai pusę sezono turėjo, žinai, pasirodyti. Jis nesugebėjo, žinai, pakilti iki makso levelio, ar bent jau duoti vilties, kad pakils. Albonas turėjo pusantrų sezoną, žinai, ir staiga Perezas. Metai laiko. Nieko nerodo. Ir paskainavo jam čempionatą. Žinai. Jisai vos, antrą vietą praeitis metais pasėmė. Vos. Kas vis tiek, fair enough. Žinai, P2, žinai. Bet, aišku, kaip pagalvoju, koks sezonas buvo, žinai, kad Maksas viens pats galėtų visą čempionatą ištemti, žinai, su taškų kiekiu, tai čia tikrai jokinga. Tai visiškai. Jo. Tai va, atrodo, išsikvėpiam čia apie tą Braziliją, ne? What a weekend. Nerealus vienas tikrai savaitgalių, kurios verta bus prisiminti. Draugas rašo, apsiverkęs, sako, ant paskutinių 10 ratų įsijungiau lenktynės.
jis sako, what is going on, žinai. Čia grinai tas vymas, kur bičas įbėga į kambarį ir viskas dega ir, tipo, parašyta tenais, tipo, Verstapinas, tipo, nekvalifikavo, tipo, Q2, ten visur gaisrai, visą kitą, tas ateina, nesupranta, sako, Alpinai, blemba, antroji, trečioji vietoje. What? Jo, čia tai bingo žaidimas. Sako, ką aš praleidau? Belė kas vyksta, tu vyko, jo, tai žiauriai patiko, žiauriai nice. Tai va, laukia mūsų Las Vegasas. Las Vegasas, va čia va kitokio žanro arklys. Jo. Va čia va, McLarenai sako, kad Ferrariui turėtų labai gerai sektis. Nu, kaip ir Sainzas laimėjo, ne? Ne. Ne, kas laimėjo? Verstapinas, kas laimėjo? Ai, sorry, blemo. Leclercas paskutinį ratą. Ai, Sainzas, blemba, tą visą kanalizacijos dangtą numušė. Jo. Verstapinas P1, Leclercas P2, Perezas 3 vietą. Bet Leclercas paskutinėme rate, paskutinio posūkio Perezą aplenkė. Čia buvo labai gražus Leclerco movas, nes praeitais metais buvo 2 kartus Perezą išmaudę, tai yra Alonso ant paskutinio posūkio visiškai ir ir Leclercas. Nu, tai ką norėjau sakyti, nu bus įdomu iš tiesų, Leclercas gerai lėkė, Perezui gerai sekėsi, nu, tipo, tikrai nieko negali sakyti. Nu, tai va, dar grįžtam prie to Perezo, žinai, kai tu paėmė ten prie tų metų tos visus rezultatus, tai techniškai Perezui tikrai geriau sekasi tose lenktynėse, kurios va dabar mums buvo ir laukia. Kitas dalykas, dar miesto trasa. Bus smagu pasižiūrėti. Jo. Norisas praeitais metais net finišavo. Jo? Jo, Norisas krešą turėjo iš posūkio išvažiuojantis į sieną. Ar kažkaip buvo, kad, nu, tipo, bet jisai ten stiprią avariją turėjo šiaip. Okay. Nu, šiaip negailestinga, greita ir šiaip netradicinė ganėtinai trasa, kuri ir buvo šalta ir daug tokių dalykų, kurie atrodo biškai galėjo būti labiau apgalvoti, žinai. Tai... Ir kalbant apie Las Vegasą, šiais metais viskas Las Vegasą yra 3 kart pigiau. Bilietai į lenktynės pigiau. Aš norėjau ir paliestai, kad brangiausia. Bookingai, visi viešbučiai, visur 3 kartus pigiau. Praeitais metais chata prie trasos $700–800. Šiais metais dar dabar yra laisvų ir po 200, po 300 gali pasiimti. Wow. Lenktynės visą savaitgalis praeitais metais buvo soldautas žiauriai greitai ir kainuodavo bilietai po 2,2 tūkstančio. Šiais metais tu gali už 700 pasimti. Wow. Tai tiek, tai reiškia, nėra paklausos? Šiaip, nu, aiškus, aš ką klausiausi, sako, šiaip yra normalu. Kiekvienas lenktynės, nauja trasa, kai ateina, pirmi metai brangiausi ir kaina krenta. Bet šiaip čia yra labai didelis dropas. Čia yra labai didelis. Ten netgi restoranai su vaizdu į trasą ten kainavo ten vos ne 8 eurų, žinai. Taip. Galėtum rezervuoti taliuką. Tai jo, tai tas iš tikrųjų, kad viskas. Šiaip ir logiška. Nėra tas Amerikos trasas labai brangias, žinai. Ne iš brangesnių, žinai. Tai, bet Las Vegasas paleidė logiška, kad, biški logiška buvo, kad brangesnis. Žinai. Tai taip, Las Vegasas yra, miestas, kuris niekad nemiega, žinai. Jisai pilnas, visada būna šou, ten vyksta UFC. Būtent, kad ten šou yra, būtent šou miestas, kad ten ir būna UFC, man rodos ir WrestleMania, ten vyksta. Tai ten ir kazino ir visi kiti, žinai, dalykai. Tai, bet įdomu, ten F1 žiauriai daug investavo, žinai, tą trasą, ten jie savo pasistatė, į tos, bitus, atkarpą trasos ir panašiai, ten žiauriai daug. Tai... Kalbant, jau norėjau biškai net nukreipti temas, bet anyway. Man bus įdomu, aš laukiu, kaip ir šnekėjom, kad prognozių nėra čia ką daryti, nes sezonas yra crazy, labai crazy. Staiga išlys Aston Martin iš popernykščių lapų. Alonso Champion of the World. Įnikau į Gunterio knygą. Ai, pasidalink. Gera knyga ir per naują žiūriu į Gunterį. Pasidalink su žiūrovais mūsų, apie ką kalbi. Aš per savo gimtadienį gavau knygą. Tai yra Survive to Drive, parašyta Gunter Steiner.
Jinai yra įdomaus koncepto, kad jinai yra vos ne kaip dienoraštis jo, tai yra, kad parašyta data, laikas ir vieta, ir tada, ką jisai patyrė per pastarąjį laiką, visą kitą, ir tai yra kalbama apie 22 metų sezoną. Aha. Tai jisai daug ką pasakoja. Jisai pasakoja ne tik tais, kas dabar vyksta, kad čia su hasais babkės dar kažkas, bet jisai ir pasakoja apie savo praeitį. Tai pasirodos, jo vienas iš pirmųjų Formulės 1 bosų, žinai kas buvo? Christian Horner? Lauda. Jisai dirbo Laudai, kai Lauda pasirodo, aš nežinau šitų dalykų, bet Lauda dirbo Jaguare prieš nusiperkant Red Bullui. What? Jo. Ir aš biškai bijau dabar sumeluoti, bet jisai Steineris turėjo eiti į Red Bullį dirbti ir gal netgi dirbo. Dirbo. Nu, tai dirbo, žinau, dirbo. Dar vienas fun fact. Žodžiu, jisai buvo, tai tipo Steineris buvo Red Bullį iš Jaguaro laikų. Taip. Tai kaip logiška viskas. Okay. Bet ne, biškai pataisysiu. Lauda dirbo Jaguare, pasikvietė Steinerį, tada feilino viskas, tada Steineris grįžo dirbti į ralį ir tada vėl jisai atėjo į Red Bullį. Buvo tarpas. Jisai buvo jo. Nepersimė. Okay. Bet Niki Lauda buvo tas, kuris pasikvietė Steinerį ir ten labai irgi geras pokalbis, sako, sustinku su Lauda, Lauda sako, tu dirbsi man. Ir viskas, čia buvo basically visas pokalbis, tada jie susitiko vos ne po mėnesį aptarė viską. Geras šitas. Yeah. Lauda tai veikėjas, tikrai. Steineris, tarp kitko, NASCAR'e buvo tas žmogus, kuris įvedė, vos ne perstatė visą pitinimo struktūrą. Tenais anksčiau būdavo, kad mechanikai vos neina, pakeičia padangas ir mašina išvažiuoja. Jisai buvo tas žmogus, kuris įvedė, kad turi būti dedikuoti žmonės, kurie keičia padangas, kad pitų laikai sumažėtų visą kitą ir dar kažką įvedė, irgi labai svarbaus. Okay. Tai Steineris, cool guy, Tai toks vos ne liūdna, kad tai baigės su hasais. Man iš tiesų dabar liūdna, nes apie 21 metus šnekama, kaip 21 metai jų buvo blogiausi metai. Dėl ko paleido Magnuseną su Grosjean. Jo. Tai kodėl paleido? Paleido būtent dėl to, kad jie 21 metai buvo nuspręsta, kad visi naudos 20 metų mašinas. O 20 metų mašina buvo Hasų visiškas gaidys ir jie žinojo, kad jų mašina bus gaidys. Paleido Magnuseną. Magnusenas išėjo į NASCAR'ą, man atrodo. Ne. Į Indy. Indy, jo. Ne, palauk. Magnusenas? Jo. Į Indy, man atrodo. Ne, jis į World Endurance išėjo, o Grosjeanas į Indy. Jis vis dar ten važiuoja. Bet knygui kažką rašė, kad jis pastojęs lenktynės varė kažkokius. Bet jis buvo iš ten tų visų... Ir jam gerai sekėsi. Ne open wheel, ten buvo iš ten tų kažkokių... Either way. Tai jie nusprendė pasimti Schumacherį ir Mazepiną. Tai jie viską žinojo. Jie jau nuo pirmos dienos žinojo, kad čia bus sezonas, kurie 19-20 važiuos. Tai 22 metais, kai Magnusenas per pirmas lenktynės 5 atvažiavo, čia buvo jiems... Šokas, jo. Jie ten ant laurų. Tai kol kas esu tiek perskaitęs, žinai, bet daug gerų dalykų. Žinai, ką galėsim padaryti, po to kitus skaitysi, duosi man. Of course. Ir tada mes galėsim padaryti book review. Būtent tiek baigsis sezonas neužilgo ir norėsim tiek važiuoti toliau, tai tikrai bus Gunterio Steinerio biografijos ir knygos review'as. Pasikviesim jį po to. Davai, pakviesim į boksus, tai būtent tai su ta gaidele mes galim ir baigti šitą mūsų pašnekesį, tai iš tikrųjų galite laikinti, subscribinti, dalinkitės, iškelkim šitą kanalą tiek, kad Gunter Steiner galėtume pasikviesti ir aptarti jo patirtį. Atsiskraidinti. Tai tikrai nepagailėkit, pasidalinkit su broliu, sesė, su tėčiu ir mama. Ir tai ačiū, kad mūsų klausėt ir žiūrėjot. Aš buvau Dominikas. Aš buvau Kristijonas. Ir čia buvo F1 boksai, susitiksim kitą savaitę. Viso.